visada buvo miesto automobilio ekspertas. Italų gamintojas moka kurti žaismingus, kompaktiškus ir praktiškus automobilius, kuriuose puikiai dera stilius ir kasdienis patogumas. Šiandien pristatome naująjį Fiat Grande Panda, kuris žada būti dar ekologiškesnis ir erdvesnis nei bet kada anksčiau. Grande Panda tapo Grande ne veltui. Šis naujasis modelis gerokai ūgtelėjo, dabar jo ilgis siekia beveik 4 metrus. Taigi iš mažo miesto automobilio jis tapo miesto crossoveriu, kuris yra erdvus ir praktiškas. Dizainas išlaiko jau pamėgtą žaismingą Panda charakterį, tačiau dabar jis tapo dar solidesnis ir modernesnis. Į akis iš karto krenta priekyje esantis pikseliuoti žibintai ir masyvios radiatoriaus grotelės, kurios suteikia retro įvaizdį ir primena 1980 metų legendinį Giugiaro kurtą modelį. Šoninis siluetas patraukia dėmesį išraiškingomis ratų arkomis ir tvirtumo įspūdį sustiprinančiomis linijomis. Taigi net stovint gatvėje praeiviai kaip mat atpažins, kad tai yra Panda. O suklysti neleis ir šone esantis užrašas. Jau standartinėje komplektacijoje Fiat siūlo 16 colių stilingus ratlankius. Tačiau jeigu norite būti išskirtiniai, rinkitės 17 colių ratlankius. Kėbulo spalvų paletė taip pat džiugina. Nuo klasikinių juodos ir baltos iki ryškių įvairių atspalvių. Kontrastingi šoniniai veidrodėliai papildo žaismingą miesto automobilio dizainą, o stogo begeliai ne tik suteikia praktiškumo, bet ir pabrėžia laisvės ir nuotykių dvasią. Dažnai automobilių dizainas yra daugelio skirtingų žmonių darbo rezultatas. Vieni atsakingi už priekį, kiti už galą, dar kiti fokusuojasi į mažas detalės, tokias kaip durų rankenėlės. Nors atskirai pavieniui detalės gali atrodyti patraukliai, sudėjusias į bendrą visumą gali kilti chaosas. Dažnai net reklaminėse nuotraukose automobiliai yra pastatomi tokiu kampu, kad atrodytų dailiai, tačiau realybėje įvaizdis atrodo daug prasčiau. Italams stilius kaip ir maistas yra šventas reikalas. Tad galite apeiti Pandą iš visų kampų, pažvelgti į kiekvieną detalę ir visur matysite tą patį dizaino vientisumą ir ryžtingas linijas, kurios, tikiu, nepaliks nei vieno abejingo. Tai matoma tiek išraiškingame automobilio priekyje, tiek apgalvotai suformuotame gale. Automobilio gale taip pat laukia malonios retro detalės. Galiniai žibintai primenantis senesnius Fiat modelius. Taip pat smagu, kad Fiat nepasidavė šiuolaikiniai madai parašyti pavadinimą per visą bagažinės plotį. Vietoj to pasirinko tradicinį ir subtilų variantą Fiat kairėje ir Panda dešinėje. Fiat dizaine taip pat rasite ir optinę iliuziją. Iš vienos pusės matysite minėtus pasviruosius 4 brūkšnelius, iš kitos Fiat užrašą. Hibridinėje Fiat Grande Panda versijoje rasite modernę Mild Hybrid technologiją. Jame montuojamas 1,2 litrų 3 cilindrų turbobenzininis variklis su pagalbinė elektros sistema. Bendra jų galia siekia 110 arklio galių. Šis derinys efektyviai atsiskleidžia mieste, kur degalų sąnaudos vidutiniškai siekia 5,1 litrą 100 km. Hibridinė versija ne tik mažina degalų sąnaudas, bet taip pat ir padeda sklandžiau ir greičiau pajudėti iš vietos. Todėl dalį kelionės galėsite įveikti vien elektra, tyloje ir ekonomiškai. Elektrinė Fiat Grande Panda atspindi visiškai naują miesto mobilumo viziją. Čia montuojama 44 kWh baterija, kuri pagal VLTP skaičiavimus leidžia įveikti iki 320 km. Elektrinio variklio galia siekia 113 arklio galių, tad judėjimas mieste tampa dinamiškas ir efektyvus. Krovimo galimybės taip pat vertos dėmesio. Greitojo įkrovimo stotelėje bateriją nuo 20 iki 80% įkrausite per vos 33 minutes. Na, o standartinėje namų stotelėje pilnai bateriją įkrausite per 6 valandas. Norint savo automobiliui suteikti dar daugiau universalumo, galite pasirinkti ir papildomą opciją, kuri leis pasikrauti automobilį ir priekyje esančių įkrovimo lizdų. Nors iš išorės automobilis atrodo kompaktiškas,
Viduje keleiviai mėgausis erdvė tiek galvai, tiek kojoms. Interjero dizainas minimalistinis, tačiau funkcionalumas čia svarbiausias. Tad visi valdymo elementai bus lengvai pasiekiami, o dažniausiai naudojamos funkcijos paprastai valdomos ir intuityvios. Didžiausias dėmesys salone atitenka šiai 10 colių multimedijos sistemai, kuri palaiko Android Auto ir Apple CarPlay sistemas. Vairuotojo prietaisų skydelėje rasite taip pat 10 colių ekraną, kuris pateikia informaciją aiškiai ir ryškiai. Maloni detalė – subtili užuomina į legendinį Lingoto pastatą Turine, kuris garsėja ant stogo esančią automobilių bandymo trasą. Fiat Grande Panda rimtai žvelgia į tvarumą, tad daugelis salone esančių medžiagų yra pagamintos būtent iš perdirbto plastiko. Unikali salone naudojama medžiaga yra bambukas, iš kurio ir pagaminta ši daiktadėžė. Klimato kontrolės valdymas paliktas fiziniams mygtukams. Tai sprendimas, kuris užtikrins patogumą ir saugumą vairuojant. Šis Fiat modelis atkeliavo iš saulėtos Italijos, tačiau jis yra gerai pasiruošęs ir lietuviškoms žiemoms. Šiame modelyje rasite šildomas sėdynes, šildomą vairą ir šildomą priekinį stiklą. Fiat nustebins ir išmaniomis savybėmis, kurios pravers kasdienybėje. Tai galimybė atvėsinti arba pašildyti saloną dar prieš pradedant kelionę, arba nustatyti krovimo laiką, kai elektra yra pigiausia. Praktiškumas dar vienas svarbus Grande Panda aspektas. Čia rasite dėtuvės duryse, puodelių laikiklius, kuriuos išėmus galite gauti vieną didelę erdvę. Po stumdomų porankių rasite ir gilę dėtuvę, taip pat dar kelios čia, daiktadėžė ir minėta bambuginė daiktadėžė mažesniems daiktams susidėti. Bendra priekyje esančių dėtuvių talpa siekia net 13 litrų. Grande Panda pagalvoja ir apie jūsų įrenginius. Tad čia rasite bevėlį telefono įkrovėją, 2 USB-C jungtis ir vieną 12 V jungtį. Fiat Grande Panda puikiai įrodo, kad praktiškumas gali dėrėti su stiliumi ir dizainu. Šios automobilio sėdynės ne tik atrodo įdomiai vizualiai dėl skirtingų raštų ir spalvų, bet ir pasižymi komfortu. Taigi net stovėdami miesto kamščiuose galėsite įvertinti subtilius interjero akcentus, kurie mintimis nukels į vieną iš Italijos muziejų. Gale sėdintys keleiviai taip pat pasijus įsėdę į kažką gerokai įdomesnio nei įprastas miesto automobilis. Spalvų žaismas, originalūs raštai ir užrašai tik pabrėžia Fiat filosofiją – no grey, tai yra jokių nuobodžių pilkų atspalvių. Taigi dizaino vakarėlis tęsiasi ir gale, tačiau gamintojas nepamiršo ir praktiškų elementų. Iš tokių čia matome 2 ISOFIX jungtis, taip pat 2 USB-C jungtis, o už kiekvienos sėdynės rasite mažesnę ir didesnę kišenėlę smulkiems ir didesniems daiktams. Nors Panda yra tik 4 metrų ilgio, ji yra pakankamai plati sutalpinti patogiai 5 asmenis. Vietos galvai tikrai netrūks, o vieta keliams priklausys nuo sėdinčių priekyje. Fiat Grande Panda bagažinė taip pat stebina savo talpumu. Hibridinėje versijoje jis siekia 353 litrus, o elektrinėje 361 litrą. Papildomo patogumo suteikia ir bagažinės reguliuojamos grindys, kurios leidžia bagažinėje palaikyti tvarką. Tiek elektrinė, tiek hibridinė Panda versijos išsiskiria puikiu manevringumu, o taip pat yra puikiai pritaikytos miesto sąlygoms. Aukštesnė sėdėjimo pozicija užtikrina geresnį matomumą visomis kryptimis, o pagalbinės sistemos, tokios kaip galinė kamera ir parkavimo jutikliai, leidžia manevruoti puikiai net ir siaurose gatvelėse. Iki 100 km/h hibridinė versija įsibėgėja per 10 sekundžių. Tad tai nėra lenktyninis automobilis, tačiau turbinos ir hibridinės sistemos dėka automobilis išvysto net 205 Nm sukimo momentą, kuris padės saugiai aplenkti kitą automobilį bei greitai įsilieti į žiedinę sankryžą. Apsisukimo spindulys siekia 10,9 metrus, tad kompaktiškas automobilis galėtų būti ir manevringesnis. Vingiuoto kelio atkarpose Panda nustebins stabilumu. Vis dėlto automobilis geriausiai atsiskleidžia ramiame važiavimo režime, kai galima mėgautis komfortu ir sklandumu. Fiat Grande Panda tai automobilis idealiai pritaikytas šiuolaikiniam miesto gyvenimui.
Nesvarbu, pasirinksite ekonomišką hibridinę ar pažangę elektrinę versiją, bet jums pasiūlys komfortą, efektyvumą ir žaismingą stilių. Šis automobilis lengvai įveiks tiek mažus, tiek didesnius kasdienybės iššūkius ir greitai taps patikimu ir nepakeičiamu jūsų kasdienybės miesto gyvenime kompanjonu.